Sveiki, čia Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis grįžtam ir mes su jumis matomės tokiam formate, kokie matomės dabar ir vis labiau įprastame. Kalbėsime ir toliau apie tai, kas svarbu vadovams šiandien, o jiems tampa svarbu daug visokių įdomių dalykų, kurie kartais turėjo būti svarbus visą laiką, bet pasikeitus aplinkybėms jie tampa vis labiau aktualūs. Ir man atrodo, kad čia mes turime unikalią situaciją, kada daugelis iš mūsų galvojame, reikėtų ten biškį pasitobulinti, reikėtų biškį rasti savyje naujų, kompetencijų arba skirti laiko daugiau paskaitimų, skirti laiko biškį pasidomėjimui, bet jo nėragi, nesgi reikia daryti verslą, reikia valdyti įmonės. Ir dabar gal to laiko irgi ne per daugiausiai, bet kaip tik tokia situacija, kada gauname į skaudžią vietą spyrį, jinai dažnai būna toks trigeris, tarsi jisai mus paskatina vis dėlto, tai dabar jau tikrai darysiu tai, kas seniai ketinau daryti. Tai man norisi į tą pusę kreipti mūsų pokalbius, kad pats geriausias laikas tobulintis ir ieškoti savyje potencialo, galimybių ir ne tik savyje, aišku, bet aplinkoje, rinkoje, savo darbuotojus panašiai. Ir čia, mano supratimu, viena geresnių progų turėti svečiuose vėl Nerijų Jasinavičių. Jis jau pas mane buvo vieną kartą prieš porą metų ir aš, nepaisant to, kad jis jau atsakinėjo iš tą klausimą, vis tiek dar kartą paklausiu. Tai Nerijau, kas tu toks? Iš tikrųjų, sveiki, labas Sauliau, ir aš galvojau, kas per tą laiką, paskutinio kraštinio, nes parašiutininkai labai nemėgsta, pavyzdžiui, tokio žodžio paskutinis, tai šito ankstesnio apsilankymo, kas pasikeitė, tai galbūt ne tiek ir daug pasikeitė, aš vis dar tėtis, laimingas ir išdidus tėtis, aš vis dar vyras, aš vis dar sūnus, aš vis dar draugas, aš vis dar brolis, pusbrolis, taip pat konsultantas, taip pat konsultacinės įmonės vadovas. Bet atsirado dar vienas naujas užsiėmimas, taip pat esu Achemos grupės valdybos narys, kas irgi šiek tiek pakeitė mano gyvenimą ir požiūrį į tam tikrus dalykus. Bet šiuo metu aš jaučiu, kad aš dar ir esu tas galbūt kažkiek ramybės ir patarimo balsas tiem verslininkam, kurie iš tikrųjų šiek tiek supanikavo. Okay. Nes vietos panikai arba priežasčių panikai tikrai yra ir negali sakyti, kad nekreipkim dėmesio ir nusiraminkim. Daugelis kertinių prielaidų verslui smarkiai pasikeitė. Ir iš tikrųjų, galbūt ne visiems dabar yra laiko, noro arba vidinės ramybės tobulėti, bet kitiem kaip tik. Tai yra gera proga peržiūrėti tai, ką darai ir persižiūrėti savo prioritetus, savo veiksmus ir, kaip sakė ne vienas didis žmogus, tiesiog ir mūsų tos apribojimų teorijos kūrėjas, bestsellerio Tikslas autorius, Eliyahu Goldratas mėgdavo kartoti, kad krizė yra per vertingas daiktas, tuščiai jį išvaistyti. Iš tikrųjų, per krizę pasimato, išsiryškina daug dalykų ir tu tikrai gali daug ką pervertinti. Tai vienas iš tų mano dabartinių užsiėmimų yra tiesiog padėti žmonėm, verslininkam, aš nesu tas psichologas, kuris dirba su psichologu. Aš tiesiog verslininkam padedu permastyti savo verslo strategijas. Ok, žiūrėk, tai tada iš karto tu man ir pasakai, kaip tu galvoji, kaip vis dėlto vadovai galėtų neišvaistyti tos vertės, kurią sukuria krizė. Kaip manai, ką jiems reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį tam, kad jie galėtų, pirmas dalykas, mažiau stresuoti, antras dalykas, vis dėlto išeiti iš to su bagažu, su nauda. Kaip tu jauti? Šitoje vietoje, iš tikrųjų, tai, į ką pakliuvo daugelis verslų, apskritai šalių, galima palyginti su karo stovu. Tam prasme, kai situacija keičiasi ne dienom, net ne valandom, kartais minutėmis. Ne veltui čia net ir viešoje erdvėje pasklido nuomonės, kad tai kriziniam komitetui, ar kaip jisai ten vadinasi, šalies mastu turėtų vadovauti kariškis.
galbūt ne todėl, kad čia mums reikia karinės, taip sakant, komendanto valandos ar panašiai, bet daugelį atveju kariškiai yra tie, kurie ruošiasi tokiom aplinkybėm. Tai va, šito vietoje aš tiesiog norėčiau pacituoti, yra tokia puikia knyga, kurią parašė specpajėgų vadas, vadovavęs antiteroristiniai, specialiosiom antiteroristiniam pajėgom Irake, yra toks Jacko Willing, ir jo yra puikia knyga, vadinasi Extreme Ownership. Tai toj knygoje jisai yra paminėjęs ir keliuose savo interviu, jisai davęs patarimą, kai tu pakliūni į tokią situaciją, ką tu gali daryti, jisai sako, mūšio lauke tiek daug kintamųjų yra, kad joks karvedys, joks vadas negali efektyviai veikti, jeigu jisai nesivadovaus dviem esminiais principais. Ir tie esminiai principai angliškai buvo prioritize and execute. Paaiškink juos. Iš tikrųjų, pirmiausiai reikia labai aiškiai žinot, ką pirmą, antrą, trečią, kokius veiksmus tu darai. Labai svarbu aiškiai prioritizuoti savo veiksmus, susitelkti, nesiblaškyti. Ir šitoje vietoje nesiblaškimas ir susitelkimas yra labai svarbu. Nes blaškimas jis, tai kaip sako, kaip vištos bėgiojimas be galvos. Bet tai blaškimas jis yra, žinai, tiesioginė pasekmė stresų tam tikrą prasme. Taip. Kaip man nustot blaškytis, tai yra, žinai, kaip tam verslininkui vadovui, nuo ko pradėti nustot blaškytis, žinai, gal tuščiai. Jo, tai pirmas žingsnis vis tiek, turėtų būti, labai aiškiai tu turi pirmiausiai susifokusuoti į saugumo užtikrinimą. Fizinio saugumo, sveikatai, apsaugos priemonės ir panašus dalykai. Tavo artimiesiam, tavo, reiškia, darbuotojam, klientam. Jeigu tavo verslas sustoja, tu užsidarei, ar tu tikrai užtikrinai fizinę apsaugą savo, reiškia, turtų fiziniam, ar yra, reiškia, sutartys su apsaugos įmonėm, ar yra signalizacijos ir panašiai. Tai pirmas natūralus dalykas yra užsitikrinti tą bazinį saugumą. Okay. Jeigu užtikrintas tas bazinis saugumas, tai toliau reikia užtikrinti įmonės saugumą. Tai yra susifokusuoti, pasižiūrėti, kaip atrodo pinigų srautai. Nes kaip ten bebūtų, pinigų srautai yra įmonės kraujas. Jeigu mes nesuvaldysim tos kraujotakos, įmonė nukraujuos, kaip ir bet koks gyvas organizmas nukraujavęs, įmonės neišliks. Aišku, reikia nepamiršti, čia jau prasideda antras žingsnis, kad mes turim nepamiršti, kad krizė kažkada pasibaigs. Ir veiksmai, kuriuos mes darom dabar, turės įtaką ir ateityje. Taip kad jeigu jūs padarysit kaip tą pinigų srautų valdymą labai kenksmingai aplinkai, nustosit mokėti, absoliučiai. Pirmiausiai pasakysit, force majoras mes dideli ir nemokėsim. Aš pilnai suprantu tą logiką, kodėl tai buvo padaryta. Aš iš tikrųjų nelabai žinau, kaip pranešti tas blogasias naujienas. Nėra gražaus šito, bet visada ieškokit bendrų sprendimų ir tarkitės su tiekėjais ir su klientais. Bet pinigų srautai, o toliau jau jeigu sutvarkyti pinigų srautai, taip, jūs matot, kad galėsit pratemti 2-3 mėnesius. Nes jeigu įmonė neturėjo pagalbės, galbūt šioje vietoje reikia tiesiog pasižiūrėti, kaip minimizuoti verslo uždarimo kaštus, užsidaryti ir po krizės startuoti nuo naujo lapo iš naujo. Palauk, čia labai įdomus momentas. Žinai, mes prisimenam iš praeitos krizės, kad labai daug buvo verslų, kurie tempė iki paskutinio momento, nors paskui jie vėliau, aš turėjau tokių patirčių irgi su kolegomis, kada vėliau jie sakė, mums reikėjo žymiai anksčiau užsidaryti. Bet tai labai sunku. Tai pročiai sunku yra tai paimti ir savo pasakyti, kad tu feilinai. Kaip tu manai, kaip galima padėti žmonėm padėti tą sprendimą? Vienas dalykas tu gerai pasakyti yra, jeigu nėra finansinės pagalbės, tai labai rimtai reikia svarstyti šitą galimybę.
koks dar turėtų būti požymis arba kas dar galėtų padėti verslo savininkui nuspręsti, kad vis dėlto, žinai, dabar geriau yra o paskui ten žiūrėsim. Tai pirma, jeigu nėra finansinės pagal esamus pinigų srautus, jeigu nepratrauksi artimiausius 3 mėnesius prie esamos situacijos, taip. Aš optimistas, aš manau, kad tas karantinas gegužės mėnesį pradės silpnėti. Aš nesu toks optimistas, kad tai vyks kaip Kinijoje, kad vieną dieną tiesiog viskas karantino nėra. Tai mes įėjom į karantiną ne taip griežtai, ne taip staigiai kaip Kinai. Mes iš jo tikrai irgi neišeisim taip staigiai. Net jeigu rytoj leistų visiems eiti į barus ir restoranus, dar nereiškia, kad visi mestųsi į tuos barus ir restoranus. Yra tiesiog šitas, bet jeigu tu matai, kad tavo verslas gali pratempti 2-3 mėnesius ir tai yra tas verslas, kuris turės paklausą, gal ne tokia didelė po 3 mėnesių ir tu gali pratempti, tempk. Jeigu tu neturėjai galimybės pratempti tuos 3 mėnesius arba nematai, kad prasme, kad tai atsigaus pakankamai greitai toks verslas, nes jeigu pasižiūrėt, taip sakant, drabužių, vis tiek žmonės pirks drabužius. Dabar parduotuvės uždarytos, kai kas perka, bet tuoj atsidarys, pavasaris, vis tiek žmonėms reikės tų pavasarinių drabužių ir taip toliau. Galbūt jisai negrįš į tokį didelį piką, bet jisai bus. Tai ar tam tokie baldai. Bet jeigu mes šnekam apie kažkokias rimtesnės investicijas, ten inekcija yra didesnė. Tai galbūt iš tikrųjų taip, aš sutinku, kad labai baisu savo pripažinti, kad tau nepavyko. Bet, kaip sako, nepavyko, tai dar nereiškia, kad gyvenimas pasibaigė. Jo, bet tai kartais tokius atvejus atrodo, kad tarsi baigėsi. Bet žiūrėk, gerai, jeigu mes kalbame apie tuos vis dėlto, kurie nusprendė likti, nusprendė ir turi pagalbę, ir turi planų, ir turi santykių su klientais ir tiekėjais, ta prasme, jie yra sudėtingoje situacijoje, bet jie gali pralaukti arba gali funkcionuoti netgi. Kai kurie verslai, net mes šiandien matome, kad yra verslų, kurie būmina, ta prasme, yra verslų tokių, kurie esamoje situacijoje tiesiog, reiškia, eksponentiškai kyla arba visai saugiai ir sveikai laikosi. Būtent todėl, kad situacija yra tokia, kaip yra. Ir čia dar kartą įrodo, kad kiekviena krizė, jinai visą laiką yra kažkam labai didelė galimybė. Bet mes kalbėkime apie tos, jiem yra baisoka, sudėtinga, bet jie nusprendė laikytis ir imasi ryšiškų veiksmų. Aš tarsi darau tokį preambulę šiek tiek tam, kad ten ta už nugaros, matau, yra tokia knyga, vienas dalykas, žinai, man net pas tai rankos jinai yra. Aš ją klausiau angliškai ir tu ją išleidai lietuviškai ir aš tam kontekste noriu paklausti, žinai, kas yra vienas dalykas, į ką fokusuotis visų pirma reikia tam žmogui, kuris, arba tiem žmonėm, kurie valdo organizacijas ir nusprendė eiti toliau ir tiki, kad jie išplauks ir gerai išplauks, arba bent jau jiems pavyks, reiškia, su mažiausiam nukraujavimu tą padaryti. Kas yra vienas dalykas, kaip manai? Iš tikrųjų, kuo man šita knyga užstrigo, nes kai manęs klausė, kokias ten knygas rekomenduot perskaityti, apart mano parašytos, nes aš negaliu jos nerekomenduoti, bet iš tikrųjų aš visada šneku, kad verslininkui aš rekomenduoju tikslą, verslo mitą, arba e-myth Gerberio, ir dabar aš pridedu dar trečią tą vieną dalyką. Kodėl? Nes joje labai gražiai tai, apie ką šneka apribojimų teorija, apie tą fokusavimąsi versle, jinai pateikė, tas vienas dalykas pateikė per asmeninę prizmę. Kad reikia labai svarbu fokusuotis ir šitoj vietoj į ką fokusuotis? Labai svarbus dalykas, o kaip tu nori, kad tavo verslas atrodytų po metų, 2, 3. Vėlgi pradedi nuo to pabaigos. Pats knygos autorius Gary Kelleris yra pakankamai turtingas, jo turtas vertinamas daugiau negu keliais milijardais, reiškia, ir jisai visada ir pačioj knygoje, ir kitur pristatinėja, sako, kaip
kaip labai sėkmingi žmonės planuoja. Ir jie planuoja tai, kaip jie nori matyti savo gyvenimą po 20 metų. Ir tada juda nuo pabaigos į priekį. Ir juda į priekį, kaip ir pačioj knygoje yra ta frazė think big, act small. Ir tas yra labai svarbu, kad mes labai dažnai žmonės išsikelia savo tos tarpinius tikslus per didelius, o ilgalaikius tikslus per mažus. Na, čia irgi, aš nežinau, ar Gatesas tikrai taip pasakęs, bet internete dažnai sakoma, kad tai yra Gateso frazė, kad žmonės pervertina, ką gali padaryti per metus, bet nuvertina tai, ką gali pasiekti per 10 metų. Tai vėlgi, kasdienybė tikrai suvalgys ir dabar kriziniai situacijai to blaškymus, ypač jeigu dirbi iš namų, kur ir šuo, ir vaikai, ir antroji pusė, visi ten verda, tų blaškymų yra daug ir šitoje situacijoje labai lengva ištaškyti tą savo laiką. Labai svarbu aiškiai įsivardinti savo, kam tu turėtų planą, kaip tu nori, kad tavo verslas atrodytų po 3 metų, po metų ir dėl to tu sakai, ką aš turiu padaryti per mėnesį, kad tai mane priartintų prie veiksmo, prie rezultato po metų. Ką aš turiu padaryti per savaitę, kad priartėčiau prie mėnesio tikslo. Ir tada savo užduodi, koks yra tas vienas svarbiausias dalykas, kurį aš būtinai turiu padaryti. Šiandien, tam, kad priartėti prie to. Ir tas, koks tas vienas dalykas, galbūt tai turėtų būti skiriama, tas vienas svarbus dalykas, galbūt tai gali būti kasdien skirti 15 minučių savęs tobulinimui. Ir jeigu tu neskyrai tos 15 minučių, tai diena nebuvo sėkminga. Bet jeigu skyrai, visa kita nėra labai svarbu. Visi gaisrai, įmonės gelbėjimo ir tos krizinės situacijos, jie savo laiką paims. Bet jeigu gyveni tik tai reaktyviam pasaulyje, tai tada ir bėgioji kaip višta tada galvos. Tas labai svarbus, dar kartą savo užsiduot klausimą ir pasižiūrėti, kur tu nori būti po metų ar 2. Tas verslas. Ir ką tu gali padaryti, koks tas vienas dalykas. Ir iš tikrųjų, kai savo išsivardini tą svarbiausią dalyką ir pradedi daryti, tada pradedi matyti progresą. Tas progresas, vėlgi, kaip liga. Kodėl šita pandemija visi, reiškia, tai pergyvena, kad jinai gauna eksponentinį pagreitį. Bet jeigu tu nuosekliai dirbsi prie savo to tikslo ir skirsi nuosekliai fokusuodamasis, kad ir po nedaug laiko, tu įgausi tą pagreitį. Tu pradėsi judėti eksponentiškai. Okay. Žiūrėk, bet tada aš noriu pasitikslinti truputėlį vieną dalyką. Tu nori pasakyti, kad vis dėlto lemiamą pasirinkimą, kas yra svarbiausias dalykas, lemia tą pasirinkimą tavo apsisprendimas, kur tu nori būti po tam tikro, reiškia, ilgesnio laikotarpio, paskui, reiškia, žingsniais eiti atgal. Ir tai lemia, kas bus tavo pats svarbiausias dalykas šiandien. Ir kad aplinkybės, arba tiksliau sakant, kad pasikeitusios sąlygos, kaip, pavyzdžiui, stipriai veikiančios pasikeitusios sąlygos, tam įtakos turi mažiau, tam pasirinkimui, kas yra svarbesnis dalykas. Ar vis dėlto tai yra kažkaip tai koreliuojasi dalykai? Vėlgi, tos gali būti, kad, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, vėlgi, žmogaus gyvenime ne tik verslas ir ne tik pinigai yra svarbu. Toj pačioj knygoje yra ten pristatyti 7 žmogaus aspektai. Tai dvasinis pasaulis ir santykiai ir panašiai. Tai tu negali viską fokusuotis. Ir tu turi tą ilgalaikį planą, kur sakai, va šiais metais aš daugiau dėmesio skirsiu tam, kitais metais daugiau tam. Tai gali būti, kad tavo ilgalaikiam plane kažkokie prioritetai pasikeičia. Bet tai, kas atsitiko dabar, kažkoks, ar tikrai turi įtakoti tai, kaip tu nori gyventi po 20 metų. Galbūt dabar tau didesnį dėmesį reikia skirti verslo išsaugojimui, o ne ten, nežinau, dvasiniam tobulėjimui. O galbūt atvirkščiai. Tai gali pakeisti tos aplinkybės tavo trumpalaikius prioritetus. Bet tikrai, jeigu tavo ilgalaikiai prioritetai
buvo tau svarbus ir teisingi, ar iš tikrųjų, tokia krizinė, bet pakankamai trumpalaikė krizinė situacija turi keisti tavo vaizdą. Jeigu tavo kažkas atsitiko ir tavo vertybės pasikeitė ir tavo planai 20 metų eigoje pasikeitė, taip, tu turi pasidaryti. Visada reikia pasitikrinti. Kaip jeigu pas kokį 20 metį paklaust, koks jo gyvenimo tikslas, tai aišku, turėti milijoną, prabangę sportinę mašiną ir kokią nors ten modelį kaip gyvenimo partnerį. Bet gyvenimo eigoje tie dalykai galbūt keičiasi. Bet čia irgi yra dalykai, momentas galbūt sustoti ir pasižiūrėti, ar tavo iš tikrųjų tas 20 metų tikslas pasikeitė. Jeigu ne, tai vėl pasižiūrė, ar tavo 3 metų tikslas pasikeitė. Ir ar pasikeitė metų tikslas. Galbūt tai tiesiog reikalauja daugiau pastangų tam tikslai pasiekti. Bet ar tikslai tikrai pasikeitė? Jo, bet čia tarsi tu kalbė apie tai, kad tu kaip sužinoti, kad pasikeitė ar nepasikeitė. Žinai, vis tiek tu darai sprendimą pas save viduje, ar tu jauti, kad pasikeitė tas tikslas, ar jisai įvyko transformacija ar ne. Ir mes dažnai žmonės klausome, tai kad kas kiek laiko reikia, ar įmanoma keisti tos tikslus. Mes dabar šnekam, aišku, kad jie šiaip keičiasi, kadangi prioritetai keičiasi, vertybės keičiasi panašiai. Bet dažnai žmonės stabdo būtent tas ilgalaikiškumas tų tikslų, reiškia, kad jie galvoja, kad jau vieną kartą sugalvojai, ko ten tu nori, arba kaip nori, kad viskas atrodytų po 20 metų, tai to reikės ir laikytis, o juk tai neįmanoma. Tai ką tokiem žmonėms pasakyti? Iš principo, aš tai savo ilgalaikius tikslus peržiūriu kartą metus. Man irgi kažkaip užkliuvo ta vieno dalyko, jie turi ir savo bendruomenę, ten skaitytojų ir panašiai, tokie kaip klubas, ir ten vyksta ten bendravimas, kartais ir pats autorius, vienas iš ten autorių, tas Jay Papasan, ten kartais ir pabendrauja, tai kaip jie ir sako, daugelis vadovų įpratę turėti kasmet strateginės sesijas su verslu. Taip, žiūri ilgalaikis tikslus, viską. Bet kitas klausimas, o kiek iš tų vadovų daro strateginės sesijas su savo artimiausiais žmonėms šeimoje arba savo gyvenimo strateginės sesijas? Vėlgi, kodėl mes manom, kad tai veikia versle, bet tai visiškai netinka asmeniniam gyvenimui. Tai lygiai tas pats tinka. Absoliučiai. Labai pritariu. Ir būtent tada, kada žmonės pradeda turėti savo strateginės sesijas savo aplinkoje, artimoje aplinkoje, pas juos atsiranda, taip sakyk, tas toksai, kaip čia sakyti, planas B, arba suvokimas, kad tu nesi vien tik tai, ką tu darai, o tu esi žymiai daugiau, negu tu darai. Ir tada jiems pasidaro drąsiau ir paleistos verslus, ir deleguoti užduotis, ir parduoti verslą, pasitraukti iš verslo ir panašiai. Bet kada žmogus fokusuosi vien tik tai pas jį nėra kito gyvenimo, dėl to jisai įsikibęs laikos dėl to dalyko, ką jisai turi. Tai čia labai irgi svarbus momentas, kada mes turime bet kokios tokios aplinkos pokyčiai, krizės jos visą laiką leidžia ir verčia mus atsigręžti save ir savęs paklausti, tai kas aš esu, ar aš esu tik tai, ką aš darau, ar aš esu daugiau. Ir tas peržiūrėjimas strateginių tikslų savo artimiausią aplinką gali padėti mums identifikuoti, kas mes esame iš tiesų. Jo, ir vėlgi grįžtant prie to klausimo, kartais, ar verta sustabdyti dabar, jeigu tu pasižiūri iš kito platčesnių kontekstų, pasišneki su savo artimaisiais ir tada sakai, jeigu mūsų bendras tikslas yra kažkoks ten, tai galbūt iš tikrųjų daug lengviau mes jį pasieksime dabar sustabdydami ir startuodami nuo nulio, negu... Ja, tai gali būti taip. Jo, bet iš tikrųjų, ilgi tenka girdėti iš verslininkų, kurie pragyveno ir praeitą krizę iš jų, kad kai kurie sako taip, reikia spausti tą stop staigiau, ir geriau po to startuoti nuo naujo, išsaugoti tai, ką turi, ir po to jau startuoti, negu bandyti. Sako, jeigu jau tikrai pakliuvai į duobę, tai galbūt verta nustoti kastis pirmiausia. Jo, šitas geras. Klausyk, aš turiu
laiko apribojimus šitoje vietoje. Ir aš turiu tokius pabaigoje keletą klausimų, kuriuos uždavinėjau visą laiką skirtingiems žmonėms, bet yra taip patys klausimai. Ir po truputėlį reiškėja kažkokios tokios, žinai, kryptis, kur žmonės, kurių paklausiu, jie tarsi padeda kitiems žmonėms irgi rasti atsakymą į tos klausimus. Ir pirmas iš tų klausimų visą laiką yra toksai, kaip pradėti, kai nesinori pradėti. Aš turiu galvoj, čia yra irgi labai aktualu susijęs su ta knyga, apie kurią tu kalbi dabar, ir matau ypatingai irgi svarbu su ta aplinka, kur mes esame, kada yra tie visi trukdžiai, kurie aplinkui yra, nevadinkime trukdžiais, tai yra tiesiog mūsų gyvenimas, reiškia, šeima ir taip toliau. Ir čia yra, o reikia pradėti daryti tai, apie ką tu kalbėjai, tai yra prioritizuoti, tai yra nusimatyti, kas yra svarbiausias dalykas, tai yra pagalvoti apie strateginius dalykus. Ir, nesinori pradėti, nes supranti, nes nežinau, kas bus. Ir vat, kaip tu pats savo padedi pradėti kažką tai daryti, kai nesinori pradėti? Iš tikrųjų yra kažkur neatskaičiau, kad tai vadina Toyotos metodu, nesu įsitikinęs, ar tai tikrai čia jau Toyotos metodas, bet tai labai smarkiai koreliuoja, bet iš tikrųjų tas, toj knygai vienas dalykas labai daug šnekama apie tą domino efektą. Maža plytelė verčia domino didesnė ir didesnė ir didesnė. Ir ten, jeigu pirmoji plytelė 5 cm dydžio, tai 13 jau yra, man atrodo, pizos bokšto dydžio ir taip toliau. Tai va, tas, kai nesinori pradėti, aš pradedu, kaip sakant, nuo darbo, kuris trunka 1 minutę. Bet tą darau būtinai kasdien. Pavyzdžiui, pasakoje toj bendruomeniai mes ten turėjom viena moteriškė, norėjo numesti svorio, nes, dėl įvairiausių ten priežasčių. Ir jinai sakė, aš išbandžiau visokias dietas ir taip toliau ir panašiai nesigavo. Tai galiausiai jinai ką padarė, va tas jos pirmas domino, tas pirmas veiksmas, kai nesinori pradėti, jinai save kiekvieną dieną ugdė įprotį, reiškia, ir tas įprotis buvo, jinai kiekvieną dieną ten tam tikrų laikų apsirengdavo sportinę aprangą ir sėsdavo į taksi. Jinai neįdavo sportuoti, ta prasme, tikslas nebuvo jos, bet jeigu jinai atsisėda į taksi su sportinę aprangą, jinai padarė. Jeigu jinai nuvažiavo nusipirkti 12 spurgų, nesvarbu, jos tikslas buvo, aišku, karts nuo karto jinai nuvažiuodavo į tą sporto klubą, karts nuo karto dar ir pasportuodavo, bet galiausiai per pusę metų, ar greičiau negu per pusę metų, jinai numetė virš 30 kg. Nors jos orientacija buvo į va tą vieną mažą dalyką. Okay. Labai gerai atsakai, labai to ačiū. Taip. Tai va čia va tas svarbiausias dalykas. Jeigu jūs nusistatėt ir pradedat ir nesigauna, mūsų smegenys nenori, kad mes jaustumės tais lūzeriais. Taip, ir mes dažnai bėgam. Tai ką reikia daryti? Sumažinkit savo pirmą veiksmą. Okay. Labai gerai. Žiūrėk, tada dar vienas klausimas, aš tave paleisiu. Šitas yra tarsi tas pačios monetos kita pusė. O kaip nepasiduoti, kai norisi pasiduoti? Čia tarsi apie tą patį, bet žinai, kalbant apie procesą, kuriame mes esame, ir kada ateina momentas, kada norisi viską mest. Nesunku pradėti, bet norisi viską mest. Kaip nemest? Na, kaip sakant, jeigu pavargai, pailsėk. Galbūt, norisi mest. Ir man būna situacijų, kai nusvyra rankos. Tada dieną, 2 pasiilsi ir vėl pradedi tęsti tą patį. Ir vėlgi pasižiūri, ką aš galiu tą vieną dalyką pradėti daryti, kuris palengvins visus likus. Gerai, Nerijau, ačiū tau labai. Nerijus Asinavičius, konsultantas, TOTS vadovas, knygų autorius, leidėjas ir šiaip išmintingas žmogus ir labai rekomenduoju pasekti. Ir ačiū tau labai, kad atėjai. O mums visiems aš siūlau tas 2 jo idėjas, paskutinės pasiimti, tai gal net truputėlį atsisukti ir dar kartą paklausyti. Nes čia, taip paprastai, bet čia yra gerai. Labai tau ačiū. Labai ačiū. Gerai, dėkui. Ačiū už pakvietimą. Gerai, kaip sako, stay safe. Saugokit visi. Save ir tuos, kuriems mes rūpim. Čia buvo Bofo valanda, Saulius Jovaišas ir pasimatysime kitą kartą, kitą savaitę arba tada, kada mūsų susirasti internete. Iki.